Labą dieną, sveiki dar kartą visiems. Labai trumpai prisistatau, kad žinotumėt, kas kalba. Mano vardas Rasuolė, gyvenu aš Londone. 13 metų dirbau tinklinė marketinge, tai yra su smulkių produktų kompanijom. 23 metus turiu patirties pardavimuose. Šiandien mes kalbėsim apie pinigus. Kaip užsidirbti ir kokios yra galimybės. Nepaslaptis, kad visiems reikia pinigų, nuo mažo iki didelio ir seno. Kalbėsim apie dvi galimybės. Pirma galimybė tai yra greiti uždarbiai čia ir dabar. Kompanijai reikalingi klientai, irgi nepaslaptis, kad dabar praktiškai visos protingos kompanijos už tai moka žmonėm pinigus, kad jie suranda klientus. Tai va čia yra greiti pinigai. Suradom klientą ir mums išmoka momentaliai. Pinigus mums nereikia laukti nei kelių savaičių, nei mėnesių. Ir kita galimybė tai yra pasyvas. Irgi niekam nepaslaptis, kad labai visi norėtų pasyvą gauti. Nusipirko kokį nors daiktą vienintelį kartą ir gautų pinigus mėnesį, metus, 10 metų arba dar daugiau nuo to vieno įsigyto daikto. Smagugi būtų. Aišku, smagu. Mūsų kompanijos tokias galimybės ir duoda. Bet prieš pradedant kalbėti, aš būtinai turiu atsakomybės atsisakymą tokį. Pasakyti, ne mes čia sugalvojom, bet to reikalauja visokios reguliatoriai, visokios instancijos. Ir kadangi mes vis tiek kalbėsim ir dirbam su kriptovaliutom ir kalbėsim apie kriptovaliutas, dirbam su blockchain technologija, tai yra, kaip verslas, vis tiek tai yra rizikinga, visi verslai yra rizikingi. Ir ką aš kalbėsiu, tai yra informacija pateikiama, aš pasakysiu, ką mes darom, ką mes perkam, kur mes investuojam, o šiaip kiekvienam žmogui yra rinktis pačiam. Jam tinka informacija, netinka, tinka tokie būdai, netinka, ką jisai nori įsigyti, kiek jisai nori investuoti, tai yra jo reikalas. Ir dabar jau aš jums pasakiau šitą dalyką ir mes galim pradėti toliau kalbėti. Taigi, pasaulis, prie kurio mes esam įpratę, jo daugiau nebėra. Ir žinoma, kad tą dalyką mes visi pastebėjom, kad jisai keičiasi ir labai dideliais žingsniais greitai keičiasi nuo pandemijos pradžios. Technologijos eina į priekį dideliais milžiniškais žingsniais. Technologijos yra labai geras dalykas, kai mes jas išnaudojam. Be abejo, negalima neigti, kad technologijos irgi ir neatima darbo vietų. Robotizacija. Ir dabar tas dalykas vyksta. Ekonomika važiuoja į apačią, irgi visi matom, kas darosi pasaulyje. Ir mažėja darbo vietų. Mūsų technologija duoda galimybę paprastiems žmonėms, neišmanant kažkokių tai didelių ten dalykų, nebaigus kažkokių mokslų, nebūnant IT specialistų ar programuotojų, šitą technologiją išnaudoti savo naudai. Kalbėsim apie Safir kompaniją. Tai yra pagrindinė kompanija, prie kurios mes jungiamės, koks jos vaidmuo, nes šiaip tai paėmus iš tikrųjų yra visas koncernas, kuris plečiasi. Bet koks Safir kompanijos vaidmuo, aš jums truputėlį toliau pasakysiu. Ir kokiose srityse dabar šiuo metu, su kokiom sritim kompanija dirba. Pirmiausia, tai yra mokymai, švietimas, technologijos, mokinimasis. Būtent apie blockchain technologiją. Iš tikrųjų, žaliam netgi pritaikytas nuo nulio, kaip ir sakiau, neturint IT žinių, neturint jokio specialaus išsilavinimo, gali žmogus paimti mokintis, pradėti ir paskui visas tas žinias pritaikyti savo ir netgi tapti specialistu. Mokymai yra labai aukštos kokybės, aukštos klasės su vaizdo įrašais. Ir apima visas blockchaino technologijos sritis. Viską, ką tik tais duoda, kokias galimybės mums blockchainas, viskas ten yra išdėstoma. Kitas sritis yra sveikatos sritis. Irgi nepaslaptis, kad sveikata yra pats didžiausias turtas. Tačiau pabandyk tu be pinigų būti sveikas. Nesuderinami dalykai. Iš tikrųjų. Ir čia irgi yra technologijos, naujos technologijos pasitelkta ir mes turim produktą, kol kas tik vieną, bet labai greitai turėtų ateiti ir daugiau pas mus produktų. Sveikatos produktas, kurį mes turim, jisai išlaiko sveikatą žmogaus ir ją atstato.
Ir toliau trečia sritis, tai yra pati blockchaino technologija. Va čia va tas stebuklas, kur mes galim susikurti pasyvias pajamas ilgiem metam. Ta blockchain technologija buvo sukurta Zeni kompanijos. Ji pardavinėja technologiją, tai ne finansų kompanija, tai technologijos kompanija. Vat jos produkcija mums tas smagias galimybės suteikia. Taigi, kompanija viską daro legaliai ir vienas iš tų tokių momentų buvo įkurta Ramzi kompanija, kuri prižiūri ir legalumą, kad neprasilenktų su įstatymais ir neįsileistų į tą koncerną, kaip pasakau, didelį visokių šabašniko kontorų kompanijų, kad jungtųsi tik tai stiprus verslai. Ir vienas dar labai tokis įdomus dalykas, kad su Zeni kompanija bendradarbiauja ir ją kuruoja Dubajaus vyriausybė. Ir čia matot, šeichas Said Al Maktoum yra karališkos šeimos atstovas ir jisai yra dalininkas, akcininkas Zeni kompanijoje. Žinoma, tai yra labai didelis ir svarbus tokis rodiklis ir mes suprantam, kad viską darys karališkoji šeima, jį ir daro, kad Zeni kompanijai sektųsi ir ji dideliais žingsniais plėstųsi ir eitų į priekį. Na ir dabar pradedam kalbėti apie tas pasyvias pajamas. Iš viso, kas čia yra sukurta? Sukurta tokie dalykai, ko nėra pasaulyje. Kur nepasižiūrėsi visoje sistemoje, kur nepasižiūrėsi į kokią kompaniją, kuri pas mus paėmė ir prisijungė, tai yra tokie dalykai, ko nematė pasaulis. Zeni kompanija sukūrė ekosistemą, kuri vadinasi 360 laipsnių. Kas tai yra per dalyką? Mes žinom, kas vyksta su bankais, kas vyksta su biržom, už viską reikia mokėti, visur yra kontroliuojama ir taip toliau. Kad būtų pigu, kad būtų patogu klientui, kad atneštų naudą, laiką taupytų. Reikėjo sukurti tokią sistemą, kuri paimtų ir būtų patraukli žmogui. Ir dar viena spraga rinkoje buvo, kad nors technologijos eina ir į priekį, tačiau nebuvo sukurta tokios biržos, kur galima būtų pardavinėti ir kurti skaitmeninės akcijas. Senąjį dalyką mes visi žinom, kad yra akcijos biržose ir pardavinėja. Tačiau ten gali įeiti ir savo akcijas pardavinėti tik tais labai didelės kompanijos, nes tai labai daug kainuoja pinigų ir labai daug laiko užima. Technologijos taupo laiką. Ir Zeni kompanija šitą sistemą pritaikė tokenizacijai. Jūs girdėsit nemažai tokių žodžių, naujų gal kam bus, bet aš pasistengsiu paprastai paaiškinti tą visą dalyką. Ir dabar jau jūs supratot, kad daugiau mažiau tai vis tiek yra susiję su pinigais ir su akcijom, skaitmeniniam akcijom. Taigi, visoje sistemoje, kas čia yra sukurta, kas yra paleista ir ko dar mes neturim. Kaip ir sakiau, pirmiausia, tokenizacija. Kompanijos ateina ir išleidžia savo skaitmeninės akcijas. Kokios kompanijos? Labai didelės, turinčios jau savo sukurtą verslą. Verslo aviacijos kompanija. Tupan kompanija, kuri dirba ekologijos, saugo ir atstato gamtą. Miškus, vandens telkinius. Turim kompaniją kinematografijos, kino kompanija tokenizavosi. Turim nekilnojamą turtą, aš parodysiu paskui, irgi trumpai perbėgsiu. Nekilnojamo turto statybų kompanija, kuri savo akcijas išleidžia. Dronų gamintojas, kuris gamina dronus, irgi čia prisijungia, irgi išleidžia savo akcijas. Pasakykit, kas gali, pavyzdžiui, atsirast pasaulyje, nežinau, nebent kokis asketas, kuris nenorėtų žmogus turėti, pavyzdžiui, dronų gamyklos akcijas. Mesgi žinom, ką reiškia būti akcininku. Tai yra, tu turi akcijas nusipirkęs ir tu gauni pasyvą, tau moka pinigus kompanija iš pelno, dalinasi pelnu. Pavyzdžiui, arba, sakykim, kino. Kanuose rodyto sėkmės sulaukusio kino akcijų, kas nenorės turėti. Aš manau visi, ir pirmokas netgi, jau ir tie dabar supranta, ką reiškia akcijos. Tokenizacija. Visam tam
kad verslai čia ateitų, kad pirktų akcijas, suprantat, reikalinga sistema, kad jie būtų paprasta ir galėtų prisijungti paprasti žmonės ir nusipirkti jų tų skaitmeninių akcijų. Kaip? Ogi labai paprastai. Pavyzdžiui, pasitelkiant mobiliąją programėlę telefone. Dabar visos kompanijos turi mobiliasias programėlės. Tik pas mus jinai yra kitokia, kokios nėra pasaulyje. Dabar, kas irgi dar labai svarbu, žmogus paėmė, nusipirko tas akcijas, žinoma, jam bus mokami pinigai, dividendai, arba jisai tas akcijas pardavinės, birža reikalinga. Birža pas mus dar neatidaryta plačiosiom masėm, jinai vasaros pabaigoje bus. Pats galutinis štrichas visos sistemos vasaros pabaigoje bus atidaryta birža. Tačiau vėl irgi reikalinga, pavyzdžiui, kortelė, kad paimt pardavėjai akcijas ir tas skaitmeninės akcijas ir tu gali naudotis tais pinigais. Debeto kortelė, Zeni kompanija išleidžia savo kortelę. Kortelių turi visi, bet kuo dabar mūsų ypatinga kortelė? Dabar klausykite įdėmiai, ką aš jums paimsiu ir pasakysiu. Pirma partija kortelių jau buvo išleista, jau pasibaigė. Mes dabar laukiam mygtuko, kada galėsim nusipirkti vėl korteles, nes ne visi papuolėgi į tą sąrašą tos pirmos partijos. Dabar mes laukiam kokios kortelės. Jinai yra patobulinta. Iš tikrųjų, turi daug daugiau galimybių. Dirbanti visame pasaulyje, tiek su Fiat, tiek su kripta. Ir 1 milijonas apyvarta per mėnesį. Girdėjot kada nors tokį dalyką, kad bankas duotų kortelę, kur galėtų žmogus 1 milijoną per mėnesį ar ten pirkti, ar pervesti pinigų, tokia apyvarta būtų. Aš, pavyzdžiui, negirdėjau. Dabar čia mato tokį paveiksliuką stakingas. Tai yra kitas pasyvių pajamų būdas, uždarbis. Čia jau visai kita istorija. Jeigu labai trumpai kalbant ir lyginant su kas mums jau yra priimtina ir mes suprantam, tai kaip banke padėta terminuota sąskaita indėlis. Mes irgi čia perkam Avino kompanijos, verslo aviacijos kompanijos, kuris sukūrė nematytą dalyką pasaulyje. Dabar neaiškinsiu, irgi bus įdomu, vėliau paklauskit, pasakysiu. Perkam tokenus šitos kompanijos ir mes juos užšaldom. Metam 3, 5, 10. Ir priklauso, kokiam laikui mes užšaldom, kuo ilgesniam laikui užšaldom, tuo daugiau mums kompanija moka metinių palūkanų. ZenixSwap, jau čia aš dabar nekalbėsiu, tai yra arba kitaip kalbant keitikla. Į tuos dalykus aš nesigilinsiu. Žinoma, niekas čia nekūrė šiaip savo, už ačiū šitos sistemos. Kad kompanijos išleidžia savo skaitmeninės akcijas, žinoma, jos turi mokėti pinigus sistemai. Logiška. Mes, kurie ateinam ir perkam tas akcijas, arba, pavyzdžiui, su Safir kompanija užsidirbam pinigų iš rekomendacijų, mes irgi gaunam pinigus, naudojamės kortelę arba ten, sakykime, programėlę, einam į parduotuvę apsipirkti, panaudodami QR kodą, dabar daug kas labiau naudojasi ir tų dalykų net be kortelės gali tuos dalykus daryti. Irgi reikia mokėti, kaip ir visur. Bankai, keityklos, biržos, visi ima savo procentą. Nes žmonės naudojasi tą paslaugą. Kuo paimti apsimokėti, kad galėtų žmonės paimti susimokėti. Kompanija nepasiėmė dolerio, kompanija nepasiėmė euro, nei ten kokio rublio ar dar kažko tai. Nei bitkoino, nei dar kažkokios kitos kriptovaliutos. Dolerių ir eurų nepasiėmė dėl ko. Aišku, jeigu pasiims dolerį, jinai bus priklausoma kažkam, tai eurą pasiims irgi bus priklausoma. Dabar apie, jeigu kriptovaliutas, kam paimti ir svetimus paimti ir mokėti mokesčius, jeigu galima sukurti savo. Visai šitai sistemai jie sukūrė savo pinigą, kuris vadinasi Zeniku. Žinoma, kad atsirastų pinigas, reikalingi tam aparatai. Kompanija turi Zenigabus. Čia yra pinigų gamyklėlė, kaip mes vadinam. Mes perkam šitus aparačiukus arba jų dalis ir mums gamina tuos Zenikus, kuriuos mes galim paimti ir parduoti, bet kada, kad ir iš karto. Tik tais tiek, ar verta, ar mus tenkina kaina, dabar
dabar esanti. Apie Zenihubus aš dar paskui pasakysiu, nes jų yra dviejopų. Vienas hubas turi tokį, žinot, nematomą seifą, galima taip pasakyti. Ir paskui paaiškinsiu, kas čia per dalykas ir kuo jisai yra ypatingas. Taigi, mes žinom, kad pavyzdžiui, pinigam fiatiniam reikalingi spausdintuvai, kad juos atspausdintų. O internetiniam pinigam, kriptovaliutom reikalingas internetas ir sistemos, kuriuose yra parašomi algoritmai, kur algoritmais rašomi simboliai, kur ir sukuria monetą, jeigu taip jau paprastai. Ir mums čia šitas Zenihubas būtent ir tas monetas kuria. Galima, aš kaip sakiau, mes galime pirkti ir kitų kompanijų akcijų gamyklėlės, lygiai taip pat. Tik jau ten truputėlį kitokis eina dalykas, bet sakau, techninius dalykus aš dabar nesileisiu. Tai vat ir visa sistema. Dabar jinai turi būti, kaip sakiau, patraukli. Ir kodėl jinai yra patraukli? Tokie momentai. Visų pirmiausia, tai yra decentralizuota sistema. Centralizuota bankai, mes jau žinom, kaip mes nuo jų priklausom. Jeigu mūsų pinigai ten stovi, tai ne mūsų pinigai. Toli gražu. Ir visi jau šitą dalyką žinom. Čia lygiai tas pats, žinot, kaip kaimynai paimti ir nunešti pinigus ir sakyk pasaugok. O ar jisai atiduos, kai jam stuktels į galvą, ar netiduos, tai jau čia jo reikalas. Nes ne pas mus stovi. Decentralizuotoj sistemoje nedalyvauja žmogus, nei vienas direktorius, nei vienas pavaduotojas, nei vienas menedžeris. Tiesiog nedalyvauja žmogus. Kai yra paleista visa sistema, viskas, jau žmogus nebeįsikiša. Decentralizuota sistema turi tokį privalumą, kad jinai yra užšifruota ir nenulaužiama. Kuo daugiau taškų, tuo jinai yra stipresnė. Pas mus labai stipri. Jau šiandien dienai yra virš 220 000 taškų. Žinoma, sistema turi būti labai greita. Pas mus greita 50 000 transakcijų per sekundę greitis. Praktiškai momentaliai viskas vyksta. Sistema turi būti ir pigi. Jeigu ims už visus šitus dalykus kortelės panaudojimą, atsiskaitimą, programėlę, didelius pinigus, niekas neis ir nesinaudos. Sutinkat su manim. Pas mus yra 1 eurocentas už transakciją. Arba paskui jūs pamatysit svapo pačią lentelę, aš ten nepasakosiu, tik tiesiog galėsit, kai žiūrėsit įrašą, susistabdyti ir pasižiūrėti, kiek galima paimti ir padaryti kokių transakcijų. Per laiką ir, pavyzdžiui, su Zenik moneta pasitelkus, kokį kiekį transakcijų. Taigi, turim viską. Turim pigų, greitą, saugų, nenulaužiamą. Turim gamyklas pinigų. Turim galimybę susikurti investicinį pasyvą, investicinį portfelį. Šiandien dienai iš kiek čia jau 5-6 kompanijų, jeigu aš neklystu, ir kompanijos tik tais jungiasi. Dabar vėl mes laukiam naujų kompanijų, kas prisijungs prie mūsų. Ir dabar važiuojam toliau. Viską turim, išskyrus va dar biržą, kuri, kaip ir sakiau, vasaros pabaigoje pas mus bus pajungta. Ir dabar labai trumpai perbėgsiu per kai kurias skaidrės. Mobilioji programėlė Nomo, Zenik Nomo. Kuo jinai yra ypatinga? Na, žinoma, visų pirmiausia, tai yra decentralizuota, nenulaužiama. Mes tik tais, čia yra mūsų piniginė. Kai sistema bus sujungta, mes matysim hubus, kaip jie mum gamina pinigus, arba masternodus, kaip akcijas mum gamina realiuoju laiku. Čia galėsime paimti, parduoti. Čia galėsim įsikeisti į fiatinius pinigus. Čia galėsim pardavę arba į safir užsidirbę tuos pinigus nuo rekomendacijų, įsivesti į kortelę ir arba su pačia programėlė paimti, eiti ir apsipirkti, ką norėsim, tą darysim. Yra messengeris. Decentralizuotas messengeris. Tai pirmas pasaulyje ir tokio dalyko nėra. Ką tai duoda? Messengerių yra daug pasaulyje. Pavyzdžiui, tas pats Facebooko messengeris. Žinom, kad jisai yra kontroliuojamas. Praktiškai visi yra. Ir Telegramas, ir WhatsAppas visi yra kontroliuojami. Messengeriai pas mus jisai yra ne tai, kad nekontroliuojamas, jisai yra nekontroliuojamas, bet jisai yra užšifruotas. Iš išorės mūsų visas žinutes
mato kaip lygtis tiesiog. Galim mes laisvai saugoti savo šitoj programėlėj visus dokumentus svarbius, galim siųsti per Messengerį draugam pinigus, tiesiog, įsivaizduot, Almantas dabar, sakykime, pas mane yra drauguose, aš paimu ir jam per Messengerį nusiunčiu kriptą, nusiunčiu fiatinius pinigus, neturi to niekas. Gal palyginti galima būtų, kaip sakykime, kokie Revolut arba kiti yra internetiniai bankai sistemos, kai siunčia pagal mobilų į telefoną. Turi numerį ir galima pagal mobilų telefoną nusiųsti tam žmogui, bet ten vis tiek yra sąskaita pririšta. Taigi, tokis šedevras pas mus atėjo. Dabar toliau čia svapas, ką aš jau sakiau, tai yra keitikla. Susistabdykit video, kai peržiūrėsit jį arba dabar žiūrit ir pasižiūrėkit, ką mes galim paimti, padaryti per kiek laiko, kokios transakcijos vyksta ir, pavyzdžiui, su vienu Zenikoinu, kiek mes galim visokių pavedimų ir pamokėjimų daryti. Sekantis skaidrį tai yra Metamaskas, tai yra piniginė, kuri kol kas dabar yra pajungta kaip pagalbininkas, nes dar biržos nėra. Čia aš nesustoju, ilgiau neaiškinu. NFT rinka. Šito dalyko, pavyzdžiui, aš pati realiai nesinaudoju, nors matau, kad labai daug kas naudojasi, labai daug užsidirba žmonių būtent šitoj rinkoj su NFT. Kiek aš esu, pavyzdžiui, prisilietus prie NFT, tai mes gaunam NFT, tai yra nepakeičiamas tokenas, Avinok. Ir mes juos gaunam, mums kompanija juos duoda ir mes juos galim pastatyti ant stakingo Avinok tokenus, kaip sakiau, ir gaunam už tai palūkanas. Dabar, kad suprasti, kokia yra rinka didelė tokenizacijos, daug nekalbėsiu. 27 metam prognozuojama, kad tai sudarys 24 trilijonus dolerių. 24 trilijonus. Kad suprast, kokie tai pinigai, nes aš manau, kad sunku yra suvokti, ne kokio dydžio pinigai. Buvo pasirinkta Google kompanija, Google visi žino ir žino, kad tai yra didelis monopolistas, galima sakyti. Tai 74 kartus didesnė negu Google metinį apyvartą. Ir 285 kartus didesnė negu Coca-Cola metinį apyvartą. Ar mes ateisim į šitą rinką? Ar mes iš jo savo pyrago riekę pasiimsim, tai spręsti kiekvienam savo. Mes pasirinkom, ką galima tokenizuoti, kokie verslai gali išleisti savo skaitmeninės akcijas, bet kokie. Ir saulės energija, ir vėjo energija, ir brangieji metalai, ir nekilnojamas turtas. Ir netgi yra tokis dalykas, kad galima panaudoti kaip pavyzdžiui patentam, sutartim. Šitoj vietoje, jeigu pasižiūrėsim, tai yra kaip nepakeičiamas dalykas. Tu nieko neprirašysi ir nieko nepakeisi. Ir tokenizacija jau dabar naudojasi netgi ir valstybės. Jos pereina dirbti ir savo dokumentus tokiu būdu būtent tvirtina. Taip, kad čia ateitis ir šita rinka, jinai labai greitai augs ir auga. Dabar, kad suprasti, kas yra tas išgavimas, nukaldinimas monetų, tai mes palyginsim su bitkoinu. Kaldinimas ir kasimas. Bitkoinas tai yra kasimas. O Zenikas pasirinko kitą technologiją, kalimo technologiją. Kodėl jie pasirinko kalimo technologiją? Kasimas tai yra atgyvena, seniena. Visų pirmiausia, mes žinom, kad kai atsirado bitkoinas labai senais laikais, tai jį galima buvo kasti ir dabar dar kasa žmonės, bet pati įranga yra brangi. Ir dabar, kai elektra taip pabrango, tie elektros resursai yra tokie dideli, kad jau daug kas netgi ir atsisako to bitkoino iškasimo. Zenik kompanijos technologija, kaldinimas, jeigu palyginsim, tai užima tik 10% visų energijos resursų su bitkoinu, jeigu palyginsim. Ir jinai skaitosi kaip žalia
technologija. Čia dabar jūs matot seną skaidrę, nes iš tikrųjų kompanija net jau kartais ir nebespėja labai greitai atnaujinti visko, kad paimti įdėti. Čia matot 4 kompanijas, bet mes dabar turim čia dar prie Zeniko dar vieną kompaniją, tai yra dronų, ką aš minėjau. Dronų gamintojas pas mus yra prisijungęs. Ir tą investicinį pasyvių pajamų portfelį mes galim jau dabar susidaryti iš 6 kompanijų. Vat Zenik, tai pats pagrindas, kur mums iki 2040 metų Zeniką duos tie aparatai, kuriuos mes perkam arba jų dalis. Tupan 15 metų, Avinox Teikingas atskira respublika, Regardless CD ir dronai po 10 metų. Vat ilgalaikis pasyvas. Vieną kartą nusiperkam produktą, paketą ir mums šitiek laiko jisai mums pasyvą neša. Taigi dabar labai trumpai apie Tupan kompaniją. Tupan kompanija tai pirma, kuri paėmė ir prisijungė. Tai ne šiaip savo kompanija ir ne ta žodis, kad pasakysiu didelė kompanija. Tai yra kompanija, kuri turi savo 68 patentus. Tik tais ekologijos kryptim dirba. Ekologiška žemės ūkis, medicina, kosmetika, taip jeigu trumpai, ne. Vat, pavyzdžiui, jinai pati turi savo CO2 sertifikatų, vat, leidimą pardavinėti. Irgi tokia labai didelė rinka, kuri dabar ateina ir mes niekur neįsisuksim. Vieni revoliucijas kelia prieš CO2 sertifikatus, prieš anglies mažinimą, dvideginio mažinimą. Bet nuo mūsų tai nepriklauso, ar mes kelsim revoliucijas Facebook'e ar nekelsim. Vis tiek tai yra mokslininkai stebi, žiūri ir kitaip niekaip nebus. Gamintojai ir toliau mokės taršos mokesčius ir didės tie taršos mokesčiai, arba turi pereiti prie kitų technologijų, kurios iš tikrųjų neišmeta į orą gamybos atliekų ir į vandenį, į kanalizaciją neišmeta gamybos atliekų arba mažai išmeta. Dabar apie rinką, gal aš irgi nekalbėsiu, tiesiog kreditų susistabdysit video ir pasižiūrėkit. Čia dėl laiko taupimo. Kas įkūrė? Feriani. Tupan yra Brazilijos kompanija. Va šitas žmogus, tai iš tikrųjų net nežinau, kaip pasakyti, tai yra unikalus žmogus. Jisai turi savo investicinį banką, turi 5 fondus. Forestau Green būtent ir dirba ir išleido Tupan akcijas, skaitmeninės akcijas, šitus tokenus. Fondas pats yra Amerikoje registruotas, turi vertybinių popierių komisijos patvirtinimą, leidimą. Tupan tokenas, šitą akciją kaip akcija skaitosi. Padengta turtu, kaip ir visos kompanijos, pas mus yra jau dirbančios, gaminančios, rodančios filmus, statančios. Ir jų visos tos skaitmeninės akcijos, tie tokenai yra padengti turtu, ne orinukai. Orinukai jau atgyvena ir jie greitai labai pradės nykti, jau ir dabar nyksta iš rinkos, išeina. Ir dabar, pamenate, sakiau, 68 sertifikatus turi Tupan kompanija. CO2 sertifikatai ir dabar dronų gamyba. Tai yra kaip dukterinė, sakykime, įmonė kita, jų sertifikatas išnaudojimas. Kas čia yra? Kompanija sukūrė tokį aparatą, tai kaip malūnsparnis, lėktuvas ir dronas viename. Šitus dronus galima panaudoti labai daug kur, pradedant nuo picos pristatymo, kas ateina pas mus jau, nesvarbu, kad gal mums atrodo, kad mes tik fantastiniuose filmuose matėm, bet dėja tokie dalykai jau vyksta pasaulyje. Nuo picos pristatymo į namus iki, pavyzdžiui, nugabenimo vaistų, kai, nežinau, kur nors žemės drebėjimas buvo, stebėjimas tos teritorijos, laukų purškimas, dabargi lėktuviukais, purškia, ir ten nuneša bile kur, tuos purškalus visokius
Pavyzdžiui, stebėjimas kalnuotos vietovės, kur akmens lavinos arba sniego lavinos buvo, stebėti, žiūrėti žmonės, kaip išgelbėti, irgi pirmos pagalbos nugabenimas, miškų gesinimas, pasienio stebėjimas. Žodžiu, kur tik tais nepasisuksi, dronai dabar yra visur pritaikomi ir jie yra reikalinga. Jie irgi ant bangos ir žinoma jau dabar einama ir prie to, kad ir taksi. Dronai bus taksi, bepiločiai taksi. Tai irgi yra išeitis, Dubajus jau ir oro įstatymai išleido oro takus, planuoja. Ir dabar tokie dalykai ateina ir viskas, mes irgi greitai labai pamatysim, kad dabar ir mašinos važinės aplinkui, bet ir dronai skraidys. Ir neužilgo tas visai dalykas. Žinot, aš pati čia biškį į šalį nukrypsiu dėl dronų. Mes dedam informaciją skelbimus Facebook'e, kituose socialiniuose tinkluose. Ir aš esu mačiusi vieną komentarą, mūsų kolegė, kai įdėjo informaciją, buvo komentaras. Teršia gamtą dronai, orą teršia. Palyginus su mašinom, pagal šitą technologiją, kokia yra sukurta, tai, nežinau, mašinos netgi ir elektromobiliai yra daug taršesni už dronus. Būtent šitą technologiją. Bet visiems komentatoriam tai reikėtų iš tikrųjų pirmiausia pasidomėti, o ne bile ką liežuviu šnekėti, ten rašyti. Bet ką padarysi, žmonės jau tokie yra. Apie pačią technologiją, kaip yra išgaunami tokenai, aš nekalbėsiu. Dabar žiūrėkit, einu prie šitos dalies, jūs matot Zenigabai ir Adonai arba masternodai. Tai, ką aš dabar papasakosiu, pritaikoma visom kompanijom išskyrus Avinok, verslo aviaciją. Bet ar mes paimsim Tupaną, CD regardless ar dronus, nesvarbu, bet kam. Taigi, žiūrim pirmiausia, Zenigabas. Yra planšetė, kur aš sakiau, paimsiu ir pasakysiu, koks yra stebuklas pas ją, nematomas tokį seifas. Niekas nemato šito dalyko. Mes perkam tokį Zenigabą, kuris mums Zenikus kaldins iki 2040 metų. Reikia šito dalyko nepamiršti. Ne vienai dienai ir ne dviem. Gaunam tokį kompiuteriuką ir čia yra viskas lygiai tas pats, kaip ir pas mus programėlėje Nomo, lygiai tas pats. Viską mes matom. Tačiau Nomo programėlė ir internetinis variantas Zenigabo neturi vieno dalyko, šaltosios piniginės neturi. Kas yra šaltoji piniginė? Tai yra tokis dalykiukas, kur mes paimam, įsidedam savo fiatinius pinigus, dolerius, eurus, aktyvus arba kriptovaliutą ir niekas visai nemato, nei kiek mes turim. Ir niekas negali prisijungti, nes jisai prie interneto neprijungiamas, jisai nematomas, viskas. Mes galim prie jos prisijungti tik tais iš šito aparačiuko, per jį. Irgi yra nenulaužiamas. Tokių šaltųjų piniginių yra rinkoje, tačiau vėl irgi kuo skiriasi. Pirmiausia, tai kas yra rinkoje, tai yra pritaikyta kriptovaliutom tik tais keliom. Vienos kompanijos ten keliom, vienom kriptovaliutom, kitos kompanijos kitom. Ir tai yra labai maža talpa. Kaip pavyzdys, net kelis tūkstančius sudėsi. Tik tais. O čia pas mus yra tokia talpa, kad sudėsi ne 1 milijoną. Ir pas mus virš 100 kriptovaliutų. Ir nepamirškim aktyvai ir nepamirškim fiatai. Fiatiniai pinigai. Būtent dėl šitos šaltos piniginės ir iškyla Zenigabo kaina iki 2000, 1998 eurai. Internetinis variantas Zenigabo kainuoja 1500. Aš apvalinu. Ir dabar kokį dar duoda privalumą žmogui, jeigu nusiperka pilnus gabus, nedalis. Mes galim ir dalim pirkti. Bet kokis yra privalumas? Tai, kad kas turi pilnus Zenigabus, visų sekančių kompanijų paketus, Tupan, ten dronų, CD nekilnojamo turto, kino regardless, mes perkam pigiau paketus 300 eurų už 998 eurus. Kas neturi Zenigabų,
jie perka po 1298 už paketą. Tai ypatingai svarbu yra tai, kas iš tikrųjų galvoja rimtai kurti savo investicinį portfelį pasyvių pajamų, tai būtinai reikia turėti Zenigabą, nes, pavyzdžiui, va šitas variantas, imkim internetinį variantą, jeigu nusiperkam Zenigabą ir perkant 5 sekančius, mums 1500 ir susitaupo. Vat jum nemokamai Zenigabas. Paprasta matematika. Dabar visų galima nusipirkti ir dalis. Tik tai Zeniko, jeigu žiūrėsim dalimis, kaina truputėlį skiriasi, jinai yra didesnė. Nieko nepadarysi. Pats pagrindas, jisai turi būti brangesnis. O visų kitų vienodai va taip yra. Netgi nuo 100, matot, eurų galima tikrai susidėlioti, priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Visų pirmiausia, ar jisai nori to dalyko. Norėt, man atrodo, nori visi, bet nesupranta daugelis. Bet ar panorės įsiaiškinti, kas per daiktas, tai čia jau yra žmogaus reikalas. Mesgi negalim paimti ir nurodinėti. Bet viskas yra pritaikyta netgi ir tiem žmonėm, kurie praktiškai neturi pinigų. 100 eurų, 135 eurus visi gali paimti ir surasti. Visi. Absoliučiai. O žinoma, žmonėm, kurie turi pinigų, kurie rimtai ruošiasi investuoti, yra ir fermos, kur ferma, ką tai reiškia? Daugiau paketų perki, tu pigiau gauni, kaip ir visur, kaip akcija, sakykime, parduotuviai. Perki 2, o 3 nemokamai. Kas yra halvingas? Mato tokį, tai yra lėtėjimas. Nuo momento, kai mes nusiperkam kokį nors paketą, aišku, yra laiko momentas įsijungia, kai lėtėja, mes mažiau gaunam visų arba pačių monetų Zenik, arba tokenų vienos arba kitos kompanijos. Nes neaiškinsiu smulkiau. Ir va čia dabar skaidrės regardlės, tas kinas, apie kurį aš kalbėjau, čia matot, jau 25 šalyse yra sutartys pasirašytos, kur bus jisai rodomas. Netflix taip pat su juo yra pasirašęs sutartis, irgi bus rodomas šitas filmas. Ir kokia nauda? Geras filmas, mes žinom, kiek jisai uždirba. Jisai neuždirba kelių tūkstančių arba 10 tūkstančių. Tokie filmai uždirba milijonais. Ir nuo bet ko. Ir muzikos takelis, ir kokis plakatas, pačio filmo žiūrėjimas ir taip toliau, viskas atneša pelną, viskas atneša pinigus. Ir dalį pinigų kompanija su mum dalinsis. Matot, lygiai tas pats kaip ir Tupano buvo kainos, irgi ir dalimis galima nusipirkti, beje. Sakau, pritaikyta visiems visaip. Po vieną galima pirkti, galima kiekvieno po vieną pirkti. 4 kartus po 100, galima 4 kartus po 400, 4 kartus po 700. Ar ten Zeniko nebeperki? 4 kartus po 1300. Zenigabą perki? Ir plus 4 kartus po 1000. Ką ir aiškinau. Čia irgi ten yra halvingas, tas lėtėjimas. O čia dabar CD. Tai yra kompanija Austrijoje, nekilnojamo turto ir statybų kompanija, kuri stato tokį projektą. Šičia yra kotedžai, būtai, tai vadinasi trumpalaikė nuoma. Atsiprašau, prekybos centras, mašinų stovėjimo aikštelė, visur trumpalaikė nuoma. Mes visi žinom, kur geriausiai nekilnojamas turtas uždirba. Ne, kad žmogus nusipirko ir perpardavė, ne. Geriausiai uždirba trumpalaikė nuoma, pačius didžiausius pinigus atneša pelnus. Ir iš čia, ką gaus kompanija, irgi su mum dalinsis dalį pelno. Sakiau, kad Austrijoje irgi lygiai tas pats, matot. Ir dabar mes jau negrįžtam, o priartėjam smulkiau biškučiuką pasišnekėti apie Safir kompaniją. Ką jinai mum moka. Bet prieš tai aš jums pasakysiu iš viso, kas per kompaniją yra ir kas planuojama jai padaryti, šitai kompanijai, kas planuojama padaryti. Nepaminėjau, kad Zenik, Ramzik ir Safir kompanija, jos persikėlė į Dubajų. Tai yra austrų kompanijos sukurtos,
austrų žmonių ir jos persikėlė į Dubajų. Kodėl buvo pasirinktas Dubajus? Todėl, kad ten įstatyminė bazė labai gera tokiem verslam kurtis, mokesčiai pakankamai nedideli ir dabar viskas legalizuojama. Tiesiog Dubajus taip traukia, geras sąlygas sukurdamas verslam, traukia pasaulio pinigus, protingi. Safir kompanija ne šiaip savo kompanija. Tai yra kuriamas trendas, žinot, kaip pavyzdžiui, Gucci bus, Tesla. Tai Safir kompanija, trendas, vardas kuriamas. Ir yra įsipareigojimai, beje, Regardless, kur matė tą filmą, žmogus, apie kurį jisai yra sukurtas, žmogus legenda taip vadinasi, Ilhan Dogan, jisai įsipareigojo, kad Safir kompanija per 3 metus bus top 5, penketukė, o per 5 metus bus top 3 kompanijų. Tikslai dideli, bet jie tikrai padarys su savo tokiom technologijom unikaliom. Kiek yra tikimasi iš kompanijos, ką mato jau šioje kompanijoje Dubajaus karališkoji šeima. Jūs matote šitą pastatą, man atrodo irgi greičiausiai visi žino, kad tai yra pats aukščiausias pasaulio pastatas, Burj Khalifa jisai vadinasi. Ir nuo 25 aukšto į viršų yra karališkosios šeimos apartamentai, Dubajaus karališkosios šeimos apartamentai. Ta šeima valdo Dubajų, ta šeima įkūrė Dubajų. Ten jie rūpinasi žmonių gerovę. Iš kartos į kartą, tiesiog ten taip yra. Ir Safir kompanijai nuo 25 aukšto į viršų, čia nėra nei vieno restorano. Čia iš viso nieko daugiau nėra. Ten jau jie turi savo apartamentus ir jie ten kažką veikia. Bet jie paėmė, paskyrė visą 147 aukštą Safir kompanijai. Visą aukštą. Tegul man šneka kompanijos senos, kokios jos kietos, kokios jos žinomos pasaulyje. Atėjo Safir kompanija, kuri bus ir žinomesnė, ir kietesnė. Ir nei vienai kompanijai iš tų, pavyzdžiui, Dubajus arba kitos vyriausybės neskyrė tiek dėmesio. Skiria ne šiaip savo, ne iš lempos. Viskas visada yra praskaičiuota, praplanuota ir jie žino, ką daro. O kaip jie žino, ką daro, nes jau 71 metam į priekį yra visas verslo planas sudėliotas, Safir kompanijos sudėliotas verslo planas 71 metam į priekį. Dubajus nedaro nieko metam arba 2 arba 10 metų. Visą laiką, kas geriausia yra Dubajui, kas aukščiausia yra Dubajui, kas, sakau, kiečiausia Dubajui, tiesiog ten taip yra. Jie visą laiką eina ir stengiasi eiti pirma visų, pirmauti pasaulyje. Gerai. Ir dabar žiūrim labai trumpai. Marketingo planas. Taip, pasiimta iš marketingo, bonusai visur, kur yra mokami, tai yra marketingo sistemos, tinklinio marketingo sistemos dalis. Nesvarbu, ar mum atvesim klientą į banką ir 5 eurus sumokės, ar kažkur nuvesim kitur klientą ir taškus kažkokius duos, tai yra marketinginės sistemos elementas paimtas. Ir kompanija pasirinko paprasčiausią klasiką. Tik yra labai įdomių dalykų, per 13 metų mangi teko daug su kuo ir padirbėti, o dar daugiau išnagrinėti marketingo planų. Ir aš rimtai ir atsakingai sakau, žinau, pavyzdžiui, kur yra pliusai, labai dideli pliusai palyginus su kitom kompanijom. Gerai, pirmiausia, pirmas bonusas mes gaunam į gylį. 15, matot, čia 15 gylių net yra, 15 linijų į apačią. Nuo ko mes gaunam pinigus? Priklauso nuo žmonių, kiek pas mus bus, ir nuo apyvartos. Žmonių pasakysiu, bet kitoj skaidriai, kaip reisiu, kiek tik tais reikia. Ir dabar jeigu pasižiūrėsim čia, nesigilinant, labai neskaičiuojant, tai 42% šitoj daly yra viso marketingo pinigų sudėliota. Va čia va. Nuo pirmos linijos, kad suprastume, Daiva pasikvietė Moniką, ne? Ką Monika nusipirko, nuo tos sumos Daiva gavo 10%. Monika pasikvietė Eleną, Elena nusipirko kažką tai, Daivai antrą liniją gavo
7 procentus. O Monikai pirma linija, jinai gavo 10 procentų. Ir va taip va viskas važiuoja, kaip ir visur kitur. Apyvartos pas mus pliusuojasi ir mes visus pinigus gaunam momentaliai. Niekas nenusinulina. Yra dar tokių kompanijų likę, kur pavyzdžiui kiekvieną mėnesį tu turi pradėti iš naujo. Norim ar nenorim, atsiprašau, kai mes biškį pašnekam, ar mūsų žmonės pakviesti pašneka, tos apyvartos jungiasi, žmonės ateina, išgirdę tokius fainus dalykus. Ar greičiau, pas ką lėčiau, įvairiai. Vis tiek tos apyvartos jos pliusuojasi. Ir jos nenori mus stumia į viršų karjeros laipteliais. Čia. Mes lipam karjeros laipteliais. Dabar apie pirmas karjeras irgi nekalbėsiu ir apie sekančias daug nekalbėsiu. Tik trumpai pasakysiu. Visas gražumas prasideda nuo rubino, va čia va smagumas. Kaip ir sakiau, nuo žmonių priklauso pirmoji linijoje. Iš viso, kad perlipti visą mūsų šitą karjerą, reikalinga 19 žmonių. Tik 19 pirmoji linija. Nesvarbu, jisai svarbiausia, kad būtų aktyvus. Ir nesvarbu, ar jisai už 100 pirko, už 1000 ar už 1 milijoną. Nėra ten jokių, kad tavo pirmoji linijoje būtų tiek ir tiek rubinų, antroji linijoje tiek ir tiek auksinių rubinų ir taip toliau. Nėra tokio dalyko. Tiesiog pirmoji linijoje tavo asmeniškai pakviestų žmonių. Ir apyvarta. Aišku, yra performances, bet to dabar aš irgi nekalbėsiu. Rubinas, 7 žmonės asmeniškai pakviesti ir 10 000 apyvarta. Viena žvaigždutė. Žvaigždutė yra labai svarbu, įsidėmėkit. Ir vienkartinė premija 300 eurų. Iš karto įkrito, iš karto mes kur norim ten mus ir dedam. Sekanti karjera, 2 rubinas, jau čia reikia daugiau 12 žmonių ir 20 000 apyvarta ir 600 premija, paskui laukia 3000 premija, paskui 9, 15, 40. Iš tikrųjų reikėtų, kas jau nori užsidirbti iš komandos, iš rekomendacijų, tai turėtų būti tikslas būtent briliantas. Jisai labai daug mums galimybių duoda, nes čia dar papildomas vienas bonusas įsijungia. Ir be abejo jau, žiūrėkit dabar, ką mes uždirbam šitam iš vienkartinių premijų tik tais. Ką mes gaunam ir kokius pinigus susirinkam. Jeigu mes per metus, per 5, per 10 metų, laiko limito nėra. Nesvarbu, per kiek laiko mes pereisim visas šitas karjeras. Dar yra 3, bet čia jau net nerodo. Aš tik apie šitas pasakysiu. Mums čia kompanija išmoka 4 milijonus eurų. 4 milijonus eurų. Esu paskaičiavus. Ir manau, čia kuris yra, tikrai nei vienas, nei per 10 savo metų, dirbdamas darbe, neuždirbs 4 milijonų, nei per 20 metų, nei per 30 metų. Tokius pinigus uždirba tik verslai. Ir tai tie, kuriem pasiseka. Toli gražu ne visi. Nesu mačiusi nei vienos kompanijos, kad jinai premijom skirtų tiek pinigų. 3 bonusas, atlyginimas, kurį mes susidirbam, pasiekia rubiną. Va ten, kaip ir sakiau, žvaigždutės. 1, 2 žvaigždutės, 10 žvaigždučių safyras ir taip toliau. Čia yra pulas. Kiekvieną mėnesį kompanija padaro kažkokią apyvartą. 10 procentų keliauja į šitą apyvartą ir paskui yra išdalinami žmonėm, kurie turi rangą nuo rubino ir aukščiau. Pulą turi ne viena kompanija. Tai yra 2 procentai, 2,5 procentų, įvairių būna procentų. Įdomesnis variantas yra va čia va. Matot, visa ta suma yra dar padalinta į 3 dalis. Tie, kurie atėjo, pavyzdžiui, safyras, greitai pasiekė safyrą, 10 žvaigždučių. Ir viskas sustojo ir, sakykime, galvoja, kad jau čia komanda ir toliau dirbs už jį. Ir ta komanda nebedirba. Bet kai nieko nebedirba, pusę metų gauna pirmą tik tais dalį. Jinai būna nedidelė, žinokit. Būna nedidelė, aš galiu maždaug pasakyti, kaip pavyzdys, praeitą mėnesį man 10 ar 9 eurai buvo. Imkim 10 suapvalinam. Tai vadinasi, pusę metų po 10. Aišku, čia keičiasi, nes priklauso nuo apyvartų, čia suprantama. Sakykime, po 10 eurų, 10 žvaigždučių, tai kiek čia bus dabar, ne? 1000. Ne, ką aš čia šneku, 100, ne? 100 eurų gauna, vienos dalies. O tie, kurie biški pajuda, vis tiek savo toliau šneka, ne?
ir padaro 4% arba 8%, čia irgi nesigilinsiu, sumos nėra didelės, čia sekančiai karjerai, bet kad sakau, neaiškint, laiko negaišt. Tai vat, jau gauna ir šitą visi, paskui šitą gali gauti, arba visas 3 premijas susirenka. Skirtumas koks, jeigu, sakykime, pirmos dalies žvaigždutės įvertinimas yra 10 eurų, tai šitos dalies, kiek čia buvo, 79, man atrodo, praeito mėnesio įvertinimas. Tas pats safyras, kuris nieko nebedirba, gavo 100 eurų ir tas, kuris biškį padirbėjo, gauna 790, o dvigubas safyras 20 žvaigždučių, o briliantas 80 žvaigždučių. Toliau dar daugiau yra. Matot, čia mes susidirbam atlyginimą. Ir mums tas atlyginimas, šitie procentai iš procentų, jeigu mes paimam šitų 4 arba 8, visus 12 mėnesių mokama. 12 mėnesių. Ir dar niuansų visokių yra, bet jau aš dabar nekalbėsiu. Nes ten nukrentini iki galo jau, jeigu nieko nebedarai, ten išlaiko į tuos pusę metų, iki tik tai sekančio laiptelio nukrenti, paskui dar. Žodžiu, ilgai ir nuobodžiai pasiekus vieną arba kitą karjerą mes gaunam pinigus, mažesnius arba didesnius. Tai vat, taigi, man atrodo viskas.